Sol FM. Taigi, sveiki dar kartelį, mėlyjei Sol FM klausytojai, sugrįžtame į antrąją šios nakties laidos dalį. Ir tie, kas nesiklausėt praėjusios laidos dalies, tai galbūt labai trumpai priminsiu, kad šiandien kalbam apie Matun paralyžiuotoją. Iš ties net nežinau, ar yra toks žodis ar ne, bet tie, kas klausėtės praėjusios laidos dalies, žinosit, kodėl aš būtent vadinu visus šiuos įvykius būtent taip. Tie, kas nežinot vis dar apie ką aš kalbu, tai mes aptarinėjom šiąnakt tokius kaip ir keistus atvejus, keistas aplinkybės užfiksuotas praėjusio amžiaus pirmoje pusėje, būtent Jungtinėse Amerikos valstijose, tame pačiame Matun miestelyje. Tai būtent 1944 metais nuo vasaros iki rudens, labai trumpą laikotarpį, kažkur apie 2 savaitės, Matun miestelio gyventojai susidūrė su labai keistomis aplinkybėmis. Kai kurie iš jų pranešė, kad jie pradėjo užuosti keistus kvapus, kurie vėliau, juos privertė prarasti kontrolę savo, galūnių, jie tapo paralyžiuoti, kai kuriais atvejais jie pradėdavo vemti, juos pykindavo ir panašiai, ir iš ties niekas nežino, kas galėjo priversti šios žmonės taip jaustis ir kas galėjo apskritai sukelti tokius padarinius. Ta prasme, kai kurie manė, kad galbūt kažkas leido dujas, ta prasme, į tų žmonių namus, bet, kaip žinia, iki šiol nėra aišku, kas vis dėlto buvo atsakingas dėl šio fenomeno. Aišku, gale šios laidos dalies, mes pasiaiškinsim tas galimas versijas, šių aplinkybių, visus galimus išaiškinimus. Oficialias versijas ir sąmokslo teorijas labiau kaip visada ir galėsim pabandyti palyginti, kuris iš variantų, mano pateiktų šią naktį geriausiai galbūt paaiškina, būtent šiuos įvykius, su kuriais susidūrė šio miestelio gyventojai būtent tada. Tai praėjusią laidos dalį berods užbaigėm ties tuo, kad naujienos apie šį fenomeną, apie šiuos keistus įvykius staiga paplito žiniasklaidoje ir žmonės žymiai labiau visų šiuo dalyku susidomėjo. Visi jau ne tik žinojo apie šitą dalyką, bet ir pradėjo patys pasakoti savas istorijas. Tai taip, iškart po naujienų paplatinimo apie šį galimą kabutėse maniaką per brūkšnelį dujų skleidėją, dar daugiau žmonių pradėjo prieiti su savais liudijimais apie savus išgyvenimus. Šie žmonės teigia, kad jie taip pat patyrė kažką panašaus ir net anksčiau, dar iki minėtosios praėjusioje laidos dalyje Alinos liudijimų. Tai kaip pavyzdys, viena liudytoja teigia, kad dar tą pačią rugsėjo 1 dieną, dar prieš Alinos patirtus įvykius, išgyvenimus, taip, ši liudytoja negalėjo ramiai užmigti ir nusprendė išgerti kavos. Ji staiga berods išgirdo kažkokį keistą garsą už jos namo lango ir po to užuodė kažkokį kvapą, priejus berods prie to lango, kas privertė ją jaustis iškart silpnai. Ji savo galūnėse pradėjo jausti tokį kaip ir keistą dirgčiojimą berods ir jinai pasijuto lyg sklandytų ore. Tai taip, atrodo, jinai kažko konkretaus nepastebėjo, bet keistą kvapą išties užuodė. Kvapą užuodė, bet nieko daugiau nematė. Ir taip, tas, užuodus tą keistą, galbūt net malonų šiek tiek kvapą, tą tokį saldų kvapą, jinai pradėjo jaustis blogai, ją pradėjo pykinti ir jinai jau jautėsi silpnai. Kiti liudytojai tuo tarpu teigia, kad jų namuose taip pat buvo pasklidęs keistas irgi tas pats saldus kvapas, nuo kurio pradėjo darytis blogai ir šių liudytojų vaikai net vėliau ėmė vemti berods, jeigu neklystu. Tai taip, atrodo, visais atvejais pareigūnai atvykę pas šiuos irgi kitus liudytojus, jie nesugebėjo rasti jokių įkalčių, tačiau keisti dalykai šiame Matun miestelyje ir toliau tęsės realiai. Istorijos buvo praktiškai visos identiškos, naktį namuose pasklisdavo staiga kažkoks keistas kvapas, kurį užuodę žmonės pradėjo tiesiog jaustis ypač blogai, juos pykindavo, jie vemdavo ir kartais net netekdavo sąmonės, juos net suparalyžiuodavo kartais. Jų galūnės iki pusės, kartais net visą kūną, man atrodo, kai kuriais atvejais suparalyžiuodavo, tiesiog žmonės gulėdavo, vos net atmerktomis akimis ir negalėdavo tiesiog pajudėti. Tai taip, kartais kai kuriomis naktimis vykdavo ir ne vienas, o net keli tokie incidentai. Aš čia daviau kaip pavyzdį tą rugsėjo 1 dieną, ar ne, kur vyko berods 3 ar net gal ir daugiau tų incidentų. Tai taip, kai kuriomis naktimis vykdavo net keli tokie incidentai skirtingose namuose, esančiose būtent tame pačiame Matun miestelyje, ar ne. Tai taip, šiam, vadinkim jį taip, fenomenui kabutėse tęsiantis, pagaliau pirmuosius tokius kaip apčiuopiamus įkalčius pavyko rasti ir ištirti tik tais rugsėjo 5 dieną, tų pačių 1944 metų. Iki tos dienos realiai policija neturėjo jokių įkalčių, nieko, su kuo galėtų dirbti, atrodo.
Tai būtent tą minėtą rugsėjo 5 dieną, kažkur apie 10 val. Nakties, viena pora sugrįžo pas save namo ir dar kurį laiką nėjo miegoti, berods jie tiesiog leido laiką namie. Staiga, būdami namie, jie prie savo namo durų, vėlgi tos durys buvo su tinkleliu, jie pastebėjo padėtą nosinaitę. Ir vėlgi ši pora, vyras ir žmona, ar ne, jie abudu priėjo prie šitos nosinaitės ir žmona, ją paėmus, iškart pajuto tokį kaip ir keistą kvapą, sklindantį iš tos nosinaitės. Ir ji, prisidėjo ją arčiau prie veido ir pavostė. Ir vos tik taip jinai, padarė, jinai iškart prie savo vyro akių tiesiog parkrito. Jos veidas pradėjo iškart tint ir jinai pradėjo vemt. Ir vėliau ši moteris papasakojo, kad, ji pasijuto taip, lyg ją kažkas būtų pakratęs su, elektra, su elektrošoku ar kažko panašaus, o jos gerklė lyg ir, tuo momentu lyg užsilepsnojo iškart. Ji taip pat irgi, pajuto tą tokį kaip ir paralyžių, irgi čia taip ironiškai pasakiau, labai taip atvirkščiai vos, atvirkštinė prasme pasakiau, jinai nepajuto paralyžiaus, tiesiog jinai pradėjo nebejausti savo kojų, tai jie suparalyžiavo tiksliau. Tai taip, vėliau atvykus tyrėjam, šalia namų buvo rasti dar keli keisti dalykai. Tai taip, tyrėjai rado tą nosinaitę, pagaliau bent vienas įkaltis, ar ne, ir jie rado dar kitus dalykus. Jie rado specifinį raktą, kurį kartais naudoja įsilaužėliai, atrakindami įvairiausias spynas, ir kartu jie rado dar tokio kaip ir, nežinau, ar tai yra susijęs su šiuo tyrimu, bet jie rado ir išnaudotą tubelę lūpdažio. Nežinau, kaip jį galėjo panaudoti, jeigu tai buvo galimas įsilaužėlis, bet tas raktas, tas toks specifinis raktas, tas vadinamasis, skeleto raktas, ar kaip jį ten pavadina, tai yra toks raktas, kurį galima pritaikyti daugybei spynų. Ir taip, įsilaužėliai ir įvairūs, nusikaltėliai naudojo tokius raktus, tai taip, toks dalykas buvo rastas prie namų. Vėlgi, ar tai buvo susiję su šia nosinaitė, sakykime, ar visus šiuos dalykus paliko tas pats asmuo ar asmenis, nėra aišku, bet taip, atrodo, kad tyrėjams pagaliau pavyko gauti kažką apčiuopiamo, ką būtų galima ištirti. Vėlgi, klausimas iškyla kaip dėl tos nosinaitės, ar ne, jeigu moteris iš karto pasijuto blogai pavoščius tą nosinaitę, tai akivaizdu, kad galbūt jinai buvo apipurkšta kažko, ar ne, galbūt jinai buvo įmerkta į kažką. Vėlgi, berods ta pati moteris ir jos vyras teigia, kad nosinaitė buvo drėgna, kai ją paėmė. Bet taip, tyrėjai vėliau ištyrė šią nosinaitę, bet ant jos nieko nerado, jokių chemikalų, tai yra keista, ar ne, jie turėjo išlikti bent jau kurį laiką. Tikrai ilgiau nei sakykime, užtruko tik pavostyti, sakykime, tai žmonai, ar ne, tai moteriai. Bet taip, atrodo, jinai nukentėjo, bet vėliau, atrodo, visi tie simptomai jos praėjo, jinai atgavo visus, sakykime, pojūčius, pradėjo valdyti galūnės ir atrodo daugiau kažkokių neigiamų pasekmių jinai nepatyrė visą laimę. Tai taip, ši šeima apskritai manė, kad galbūt šis dujų skleidėjas, vadinkim jį taip, ar ne, šis maniakas siekia galbūt nukenksminti šeimos šunį, ar ne, kuris neretai gulėdavo prie durų būtent toje pačioje vietoje, kurioje buvo rasta ta nosinaitė. Galbūt užpuolikas, tas galimas šuniui užmigus, galėjo pasinaudoti turimų tuo skeleto raktų vadinamoju su kažkokiu siekiu, kaip prisibraut galbūt į namus ir galbūt kažką pavogt. Čia tai buvo manoma, vėlgi. Dar tą pačią rugsėjo 5 dienos naktį dar viena liudytoja teigia, kad prie vieno jos pagalbinio namelio jinai irgi pajuto keistą kvapą. Priartėjus jie aptiko ne ką kitą, o kažkokį keistą aukštą žmogų, jau šį kartą būtybę, ar ne, kuris turėjo labai ilgas rankas, pasak jos, ir ši liudytoja net nespėjo greit sureaguoti realiai, ir šis žmogus ar būtybė, vėlgi kabutėse, ištiesęs, sakykime, savo ilgas rankas, prie pat jos veido pripurškė kažkokių dujų, nuo kurių jinai lygtais nenualpo, bet ją iškart pasidarė silpna ir jinai taip lyg ir parkrito. Ir tas užpuolikas iškart greit pasišalino, pabėgo. Tai taip, atrodo tyrėjams, turint šiek tiek daugiau apčiuopamų įkalčių apie šios keistus įvykius, galbūt jiem tai turėjo padėti, ar netyriant šios įvykius toliau, bet ne visai. Atrodo, šie įvykiai toliau tęsiasi, bet užpuoliko nei tapatybės, nei kažkokio įtarimo nepavyko rasti. Todėl tyrėjams reikėjo ne tik daugiau įkalčių, bet, daugiau geresnės kokybės įkalčių, kurie galėtų galbūt priartinti juos prie tiesos, ar ne, kas vis dėlto vyksta. Tai taip, visiems šitiem dalykam tęsintis, Matūn miestelio gyventojai pradėjo vis labiau piktintis šių tyrėjų darbo, ar ne, ir pačia policija. Kai kurie
miestelio gyventojai tiesiog apsiginklavo ir pradėjo burtis apskritai tokias kaip ir atskiras grupės ir kartu šie piliečiai, aš nenoriu sakyti, kad jie buvo vandalai ar kažkas panašaus, jie tiesiog norėjo užtikrinti savo miestelio saugumą, tai visi šie piliečiai taip išsiskirstė grupėmis, apsiginklavę, pradėjo naktimis tiesiog vaikščiot, po miestą, miestelį tiksliau ar ne, ir ieškoti, ar koks nors nusikaltėlis vis dėlto netykoja kažkur už kampo ir nebando pro langą įpurkšti nuodingų dujų, ar ne, ir aišku, dar ir prie to paties, jau iš policijos pusės, šiem įvykiam taip toliau besitęsiant, į tyrimą įsitraukė ir padėjo tirti jį net ir FTB. Vėlgi, nežinau, ar tai kažkuo padėjo, bet su laiku atrodo buvo pradėta manyti, kad galbūt tos paslaptingos dujos, kurias, kai kurie iš nukentėjusių užuodė, galėjo būti chloropikrinas vadinamasis. Tai yra tokia kaip ir medžiaga, kuri tuo metu buvo naudojama prieš graužikus. Ir, nors ir, ši medžiaga, tokios dujos ir panašiai kvepėjo, taip tokį saldų kvapą turėjo, tačiau jos, tokia medžiaga nesukeldavo tokių pat paralyžiuojančių simptomų, apie kuriuos kalbėjo kai kurie iš nukentėjusių. Todėl vėlgi ši versija buvo atmesta, realiai, kad čia būtent chloropikrinas. Vėlgi, kai kurie tyrėjai pradėjo įtarti įvairius piliečius, kurie galėjo būti susiję su šiuo nusikaltimu. Irgi jie turėjo savų versijų. Jie pradėjo manyti, kad viską galėjo organizuoti, čia kaip pavyzdys duosiu keletą iš sąrašo tokio galimo, kas tai galėjo padaryti. Ir čia labai juokingas dalykas bus, vieną pasilikau paskutinėje vietoje. Čia galbūt kai kurie net suprasit užuominą vos ne. Bet tyrėjai galvojo, kad galėjo vienas vietinis pokšininkas būti atsakingas už šiuos visus užpuolimus. Kai kurie tyrėjai manė, kad vienas karo kalinys, kuris pabėgo, Jungtinėse Amerikos valstijose atrodo, irgi galėjo būti atsakingas. Jisai galėjo būti vienas nacis arba vienas, japonų kilmės irgi, japonų karys, kalinys berods, kuris galėjo būti pabėgęs ir būti tame miestelėje. Vėlgi, įrodymų atrodo nepakako tam. Ir galiausiai, čia galbūt įdomiausia versija, kurią iškėlė tyrėjai, tai kad galimai už šiuos užpuolimus galėjo būti atsakingas vienas mokyklos chemijos mokytojas. Mokykloje dirbantis chemijos mokytojas. Tai čia juokingas dalykas, nes nežinau, gal matėt tą serialą, čia skamba kaip tas serialas, žinot, Breaking Bad. Tai taip, čia skamba kaip iš Breaking Bad, pats pagrindinis, sakykime, herojus to serialo. Realiai, kad, pasipiktinęs, sakykime, mokykloje dirbantis, chemijos mokytojas. Tai išties. Tai taip, atrodo, kad buvo dedamos visos įmanomos pastangos, išsiaiškinti ir sustabdyti šios keistus įvykius, tačiau tai nieko realiai nepakeitė. Šie keisti užpuolimai su nuodingomis dujomis, galimai nuodingomis ar kažkokiamis dujomis ir toliau tęsiasi. Kai kuriais atvejais žmonės užfiksuodavo tolumoje, net kad kažkur nakties tamsoje matėsi kažkoks bėgantis, aukštas žmogus, ar ne, kartais jie užfiksuodavo išties kažkokį keistą siluetą, galimai nusikaltėlį ar grupę net nusikaltėlių atsakingų už visus šiuos įvykius. Kitais kartais kai kurie žmonės rasdavo net ir kažkieno paliktus pėdsakus prie pat jų namų langų. Vėlgi nėra aišku, ar čia tos pėdsakus palikdavo tie patys nusikaltėliai ar nusikaltėlis ar ne atsakingi už šiuos užpuolimus, bet taip, kai kurie žmonės minėjo, kad buvo rasti kažkokie pėdsakai. Kartais kai kurių namų durų tinklai būdavo randami su įtrūkimais ir tokiais kaip ir praplėšimais. Buvo manoma, kad galbūt tokiu būdu kažkas, galimai bandė įsibrauti namus. Čia vėlgi, kodėl tiesiog taip keistai bandė įsibrauti, aš nežinau, tiesiog taip, praplėšiant tinklelį ir jį paliekant. Tai galėjo padaryti ir koks nors gyvūnas galbūt, nežinau. Nes vėlgi tose apylinkėse nebuvo reta išgirsti istorijų, kad gyvūnai tiesiog praeidavo pro miestelio apylinkės. Tai, taip. Iš ties atrodo, kad bendruomenės paranoja vis didėjo, laikraščiai vis dažniau aprašė šią istoriją ir jos, tiesiog atrodo nepaleido. Ir, dėl to kai kurie žmonės pradėjo naktimis net ginkluotis, jų baimė pasiekė net ir tokias
tokius lygius, kad jie net, kai kurie žmonės, tame miestelė pradėjo tiesiog ginkluotis, per naktį vos nemiegoti ar ne savo namuose ir vėliau buvo net ir pranešta, kad viena moteris berods net netyčia iššovė iš savo ginklo, iš tos paranojos ir tos panikos ir apgadino savo namo sieną, nors realiai jokio pavojaus nebuvo. Berods niekas dėl to nebuvo sužalotas visą laimę, bet jau galite įsivaizduoti, ar ne, koks stresas kamavo žmonės. Ne tik karas, bet dabar dar prie to paties kažkoksai galimas maniakas, ar ne? Ir tuo pačiu lygiai grečiai augo ir policijai teikiamų pranešimų, tų visų pareiškimų, sakykime, kiekis apie užuostus keistus kvapus namuose, ar ne, ir policininkai atitinkamai tapo sunku ir viską tinkamai ištirti, ar ne, ypač kai nemaža proporcija šių visų istorijų jiem teikiamų, ar ne, kaip paaiškėjo vėliau, buvo tiesiog melas. Kai kurie žmonės tiesiog meluodavo, o kiti tiesiog sumaišydavo užuostus kvapus, ar ne. Žmonės iš to streso pradėjo vis labiau būti paveikti kažkokios baimės, kas kartu šios žmonės vertė elgtis tiesiog neracionaliai. Tyrėjai pradėjo manyti, kad galimai šios istorijos apie keistus kvapus namuose buvo tiesiog bendruomenės masinė isterija, ar ne, išsivyščiusi dėl tuo metu vykusio karo, ar ne, Antrojo pasaulinio karo. Galbūt šis nerimas, ar ne, dėl karo lėmė ir tokių istorijų ir, legendų tuo pačiu atsiradimą šiame miestelėje. Bet, kodėl šiuo laikotarpiu tada to paties mes negalim pastebėti ir kitose, Jungtinių Amerikos valstijų miesteliuose? Aš šitai negaliu atsakyti, bet aš įsivaizduoju, kad galbūt dėl to, kad ši istorija prasidėjo nuo laikraščių ir nuo vienos specifinės tokios kaip ir istorijos. Tai galbūt kitose miesteliuose nieko panašaus nebuvo ir todėl mes negalim pamatyti galbūt kažkokios panašios legendos, sakykime, kitose miesteliuose. Nes, legendos vis tiek turi turėti kažkokią pradžią. Ir šiuo atveju pradžia šios legendos buvo būtent nuo šios, Alinos, vadinkime ją taip, praėjusioje laidos dalyje, ar ne, istorijos. Tai, jinai pradėjo realiai visą tą isteriją, vadinkime ją taip. Realiai jos istorija paplito žiniasklaidoje ir tada žiniasklaida tiesiog nepaleido šios istorijos ir, atitinkamai atrodo, ta istorija išsivystė iki tokio, jau nebesuvaldomo burbulo, taip sakykime, iki tokios masinės isterijos. Tai taip, tęsiant toliau, yra tikėtina, kad šie įvykiai realiai pasibaigė 1944 rugsėjo 13, ar ne? Tai galimai tai buvo paskutinis tokio pobūdžio būtent tą dieną apsinuodijimas namuose. Tai taip, būtent tą dieną viskas atrodo pasibaigė, ar ne? Buvo paskutinysis apsilankimas, toksai apsinuodijimas. Tai būtent tą naktį viena liudytoja pranešė, kad ji išgirdo keistus garsus pas ją, jos sūnaus kambaryje, berods, pas ją namie. Jinai įėjus į jo kambarį, ji pamatė be sąmonės ant grindų gulinti savo sūnų, o jo kambaryje taip pat stovėjo kažkoks aukštas žmogus. Ir šis žmogus, vos tik jį pastebėjus, iškart puolė bėgti ir šokęs pro langą, atrodo, sėkmingai išnyko tamsoj, tiesiog kažkur pabėgo toli. Ir taip, aišku, liudytoja labai išsigando, iš karto pakvietė policiją ir vėliau tyrėjams papasakojo, kad šis žmogus buvo gan aukštas, buvo irgi apsirengęs vyriškais, atrodo, rūbais, liekno, tamsiais rūbais, liekno tokio kaip ir sudėjimo ir buvo su kauke, panašiai tokia kaip ir, dujokauke galbūt. Tačiau ši liudytoja taip pat atskleidė ir dar vieną iki tol negirdėtą detalę iš ties. Jos manymu tai galėjo būti moteris, apskritai, o ne vyras, aukšta moteris. Liudytoja iš ties manė, kad šis žmogus buvo moters labiau sudėjimo, ne vyriško, tokio kaip ir sudėjimo, ir galimai tai buvo tiesiog moteris apsirengusi vyriškais drabužiais. Ir, kas dar keisčiau, tai kad liudytoja taip pat nurodė, kad šis žmogus, moteris ar vyras, nežinau, dėvėjo moterišką avalynę, aukštakulnius, to prasme. Tai prie jos lango atitinkamai taip pat buvo rasti ir aukštakulnių pėdsakai, atrodo, buvo ir palikta net pėdsako, ar ne? Tai apskritai, manau, kad tai yra keista ir netikėtas posūkis, ar ne? Tai įmanoma, kaip čia pasakius, aš manau, kad įmanoma, kad tą galėjo padaryti ir moteris, kad ir kaip tai statistiškai gali būti reta, tačiau nusikaltimai lyčių realiai nediskriminuoja, kaip mes žinom, nepaisant nusikaltimų įvykdymo dažnumo, juos vis tiek gali vykdyti ir vykdo realiai tiek vyrai, tiek ir moteris, ar ne? Aš čia nekalbu apie pačią statistiką, kas dažniau tą daro, bet taip, šiuo atveju nusikalstamumo statistika galbūt net galėjo suveikti iš šiokią tokią naudą šiai nusikaltėliai, jeigu čia iš tiesų buvo moteris, nes įsivaizduokit, tokiu atveju, kalbant apie tuos laikus, žmonės pamatė naktį moterį vaikščiojančią prie namų naktie, būtent prie visokių langų prieinantį ir panašiai. Tie žmonės būtų tiesiog prezumavę, kad ši moteris yra tiesiog
na, galbūt kokia nors susirūpinusi mama, o ne kažkoks maniakas su dujų balionu, ar ne? Tai realiai galbūt moteriai pavyktų lengviau, na, daryti tokius nusikaltimus nei vyrui. Aš nežinau, bet galbūt net ir savotiškai tai yra logiška, jeigu tai, ką, na, matė ta paskutinioji, sakykime, liudytoja, buvo moteris. Jeigu jinai iš tiesų tinkamai atpažino tą galimą nusikaltėlį ir ten buvo moteris, tai daug ką leidžia suprast, kodėl taip yra sunku pagauti tokį nusikaltėlį, nes visi įsivaizduoja, kad tą turėjo daryti vyras, bet staiga paaiškėtų, kad vis dėlto tą darė moteris, ar ne? Bet, na taip, vis tiek yra šiek tiek keista, kad tai galėjo būti moteris. Na, jei tai išties yra moteris, na, kaip pavyzdys, na, klausimas iškyla, kodėl jai dėvėti aukštakulnius būtent tuo metu, ar tai nėra per daug pavojinga, jeigu prireiktų jai staiga pabėgti, sakykime. Tai kam jai užsidėti aukštakulnius, kam jai dėvėti tokią avalynę, ar ne? Gal apskritai viskas galėjo būti atvirkščiai, gal tai galėjo būti vyras, kuris dėvėjo moterišką avalynę. Nežinau, buvo tamsu išties tuo metu, ar ne, kuomet viską pastebėjo šį paskutinioji liudytoja, tai ne viską buvo galima taip greitai žiūrėti ir suprast. Na, dėja, bet tikriausiai išties niekada nesužinosim, aš nežinau. Bet taip, po šio įvykio šie paslaptingi apsinuodijimai dujomis lygiai taip pat paslaptingai atrodo pasibaigė. Nuo šių įvykių realiai kaip ir niekas nenukentėjo, kaip žinia, mirčių nebuvo užfiksuota, taip pat atrodo niekas nebuvo kaip ir pavogta. Ar tai galėjo būti kažkieno pokštas? Nežinau, gal tai buvo tiesiog masinė isterija, irgi gal. Tikriausiai niekada nesužinosim, tačiau manau, kad galim pabandyti paspėlioti, išties, kaip tą mėgstam daryti šių laidų metu, todėl kągi pristatysiu keletą tų galimų teorijų, ar ne, tarp jų ir sąmokslo teorijų, tai jų yra įvairių, galbūt pradėkim nuo oficialios, ar ne, tai oficiali teorija realiai yra, kad, na, tai galėjo būti masinė isterija. Na, kaip visą tai paaiškinti, kad, na, Matun miestelio gyventojai, paprastai tariant, na, skaitydami visas tas naujienas, kas buvo labai įprasta, jie visi, realiai didžioji dalis, sakykime, gyventojų žinojo apie aktualius, sakykime, įvykius miestelėje, ar ne, jie pastoviai skaitydavo laikraščius ir kai išplito tos pirmosios naujienos apie šį galimą maniaką, vėlgi kabutėse, jie taip išsigando visų šitų dalykų, kad, na, jie pradėjo bijoti net ir menkiausio šešėlio, sakykime, pamatyto, na, prie savo langų, sakykime, ar kažkur kitur. Tai realiai jie pradėjo, na, kadangi vėlgi tais laikais ta įtampa buvo didžiulė jau vien tik dėl karo, tai, na, dar ir tos papildomos baisios naujienos apie galimą kažkokį maniaką miestelėje dar labiau, na, sukėlė daugiau streso, sakykime, daugiau panikos ir na, taip, tai tapo vėliau nevaldoma. Apskritai pirmosios tos naujienos buvo labai įbauginusios liaudį, kadangi jos buvo taip aprašytos, taip lyg, na, ateityje laukia tik daugiau aukų ir bet kuris, na, miestelio gyventojas gali tapti tokia pačia auka. Tai taip, tos naujienos nebuvo tiesiog naujienos, jos buvo tokios labiau, kad, na, saugokitės, kažkur maniakas yra pabėgęs, ar ne, ir, na, žmonės jau buvo panikoj dėl karo ir dabar buvo dar didesniai panikoj, kad, na, staiga dar reikia dar išsaugotis kažkokio maniako. Tai taip, dėl tokių dalykų gali kilti ir masinė isterija, ar ne, kuri, na, išsivysto iki tokio lygio, kaip mes galim pastebėti, na, šios laidos, sakykime, istorijoje, ar ne. Ir taip, iš istorinės pusės apskritai, jeigu mes žiūrėsim, tai nėra kažkas keisto ar negirdėto apskritai iš tiesų. Aš net nepasakyčiau, kad tai nėra kažkas keisto, tai yra iš tiesų keista, bet tai nėra negirdėta. Kaip pavyzdį duosiu šokių maniją vadinamąją, ar ne, jinai įvyko 16 amžiaus, na, pirmoje pusėje, įvyko Strasbūre berods 1518 metais ir tęsiasi nuo vasaros iki rudens. Kad suprasti pačią situaciją, tai tiesiog, na, labai trumpai tariant, vėlgi apie šią šokių maniją aš manau, kad reikėtų papasakot atskiroje laidoje ir galbūt tai įvyks kada, bet esmė labai paprasta. Tais metais yra prašomas keistas įvykis, iki šiol nėra aišku 100%, kas įvyko, bet realiai galimai keletas šimtų net žmonių tiesiog šoko be sustojimo ir negalėjo paaiškinti, kodėl jie norėjo ir šoko. Kai kurie susirinkę net prisidėjo grodami su instrumentais. Ir išties tie šokiai truko labai ilgą laikotarpį, net keletą mėnesių, kaip minėjau. Ir vėlgi yra įvairių teorijų, kas galėjo sukelti tokį dalyką, nes galit pabandyti įsivaizduoti kokiam nors miestelėje, tiesiog apsilankot, pamatot didžiulę grupę žmonių tiesiog šokančių ir, na,
jie nieko blogo kaip ir nedaro, bet jie tiesiog šoka be sustojimo dieną ir naktį. Jūs galite, išeiti miegot, atsibusit, jūs rasit tuos pačius žmonės šokančius. Gal net daugiau, dar didesnė grupė žmonių prisijungia šokti. Net pasidaro keista, nes jūs vienas galbūt nešokantis ar netapsit tame miestelėje, bet tai yra labai keistas fenomenas, kurį užfiksavo Prancūzijoje būtent. Ir na taip, yra manoma, kad tą galėjo sukelti skalsės vadinamosios, tai ant rugių toks kaip ir augantis grybas. Jis yra susijęs berods su gerai žinoma narkotinė medžiaga, tai su LSD. Ir na, šis grybas ar grybelis, jisai galėjo panašiai galbūt paveikti žmonės. Na, vėlgi, skeptikai mano, kad tai tik iš dalies paaiškina šį keistą įvykį, nes šiuose vietovėse vėlgi neauga tokie rugiai ir skirtingi žmonės į tokias medžiagas reaguoja skirtingai ir apskritai taip ilgai apsinuodyt, kad net kelis mėnesius šokt vos nebe sustojimo, na, labai reta medžiaga tokius dalykus gali iššaukti ir tokias supergalias gali suteikti. Ir tikėtina, kad jokia apskritai medžiaga negali taip priversti žmogaus elgtis. Tai taip, iš ties atrodo, kad vis tiek yra žiūrima skeptiškai net į tą bandymą paaiškinti viską per chemiją, nes jau vien tik patys šokiai, tai buvo šokiai, tai buvo toksai kaip ir vienodai patiriamas dalykas. Tai yra, jeigu tie žmonės buvo užsikrėtę kažkuo, jie vienodai reagavo į tą užkratą, jie vienodai šoko, atrodo. Ar ne, galbūt nelinijinius šokius ar ne, kad vienas kito kopijavo, bet jie visi šoko. Tuo tarpu, jeigu tai būtų išties apsinuodijimas, na, kokiom nors medžiagom ar narkotinėm medžiagom ar kažko panašaus, žmonės turėtų reaguoti bent jau kažkiek kitaip. Šiuo atveju ne, atrodo visi šoko. Nežinau. Tai taip, žinant, tai dažniau yra manytina apskritai, kad šį įvykį sukėlė kažkokią masinę psichogeninę ligą vadinamoji. Kitaip tariant, masinė isterija. Ir ne, galbūt šiuo atveju, kai mes kalbam apie šį įvykį ir ne šios nakties laidos temą, ir ne, tai galbūt šiuo atveju nutiko kažkas panašaus. Žmonės tuo metu vėlgi, tik primenu, buvo nuvarginti jau visiškai streso, juos kamavo tą nuolatinę baimę dėl tuo metu vykusio Antrojo pasaulinio karo ir, na nežinau, išties nėra sunku suprast, kaip viena keista istorija galbūt, ta Alinos, sakykime, paskleista istorija žiniasklaidai gali tiesiog išaugti iki didelės sensacijos ir sukelti tokią kaip ir masinę paniką bendruomeniai. O kaip dėl visų simptomų, aišku, paklausit, ar ne, ta visa bloga savijauta, tie keisti kvapai, na, vėlgi, tai gali dažnai pasireikšti masinių isterijų atvejais. Ar ne, jeigu mes čia vis dar kalbam apie tą oficialią istoriją, ar ne, oficialią teoriją, apskritai, atleiskit. Tai, na, kaip pavyzdys, tie keisti kvapai. Tai galėjo būti, na, namuose esanti chemija. Vėlgi, namuose žmonės laiko įvairių cheminių, na, medžiagų, kurios turi specifinį kvapą, kuris gali būti ir saldus kvapas, ir kitoks kvapas. Na, kaip pavyzdys, tai gali būti dažai, tai gali būti galbūt kokie nors kvepalai, tai gali būti alkoholis, tai gali būti, na, įvairūs dalykai, kurie gali paskleisti kažkokį specifinį kvapą, ar ne? Tai taip, keisti kvapai namuose, na, jie galėjo sklisti iš kokios nors kitos, na, iš kokio nors kito šaltinio apskritai, esančio namuose, galbūt, vėlgi, kokio nors praviro butelio, ar vėlgi kvepalai, ar vėlgi nagų lakas, kai kurie mane tyrėjai, kad galbūt nagų lakas irgi galėjo prisidėti prie to. Vėlgi, tie kvapai nesukeltų tokių keistų padarinių, kaip yra teigiama, ar ne, paralyžiaus ar kažko panašaus. Tai, na, kaip tą galima paaiškinti, ar ne, kaip tą paaiškino oficiali versija. Tai ar esat girdėję Munchauseno sindromą, na, apie tokį sindromą. Tai kas tai yra, tai realiai apsimestinis sirgimas ar kažkas panašaus. Nežinau, galbūt esat, kaip čia pasakius, čia gal labai nejautriai nuskambės, bet galbūt pažįstat žmonių, kurie simuliuoja, ūkiškai tariant, pastoviai atrodo serga. Bet jeigu tie žmonės nueitų pas gydytoją, tikėtina, kad tas gydytojas pasakytų, kad tas žmogus, na, nieko neserga. Nežinau, čia labai sunku tą paaiškinti, bet galbūt pažįstat net tokių žmonių, kurie atrodo apsimeta, kad serga. Arba jau, na, yra saviai įtikinę, kad jie serga kažkuo. Tai atrodo, čia irgi toks vos ne kaip psichologinis fenomenas, kad kai kurie žmonės gali būti visiškai sveiki, jiem gali net daktarai sakyti, kad jie yra visiškai sveiki, tačiau tie žmonės,
save bando įtikinti, kad jie vis tiek serga, jie geras visokius vitaminus, jie bandys atrodyti net ligotai, atrodo, ta prasme, tokiom, galbūt atrodys išblukę ir panašiai neišsimiegoja, bet jie bandys sakyti, kad tas neišsimiegojimas yra dėl to, kad jie serga kažko ir panašiai. Ir tai yra tas vadinamasis Munchauseno sindromas. Tai iš ties kai kuriuos tos dalykus, kuriuos galbūt pajuto tie žmonės, galėjo būti tiesiog simulacijos. Galbūt jie, paveikti tos masinės isterijos, galėjo, simuliuoti tam tikrus neįgiamus padarinius, kad staiga jie jautėsi blogai, juos pradėjo pykint, apsivėmė kai kuriais atvejais. Vėlgi, vėmimą gali sukelti ir, blogą dietą, kas žino iš tikrųjų. Bet taip, dar vienas dalykas, kas gali paaiškinti tokius keistus padarinius, tai yra ir tas nocebo vadinamasis. Tai nežinau, tikriausiai esat girdėję apie placebo, tai yra šiuo atveju tą cukrinės tabletės dalyką, tai kad šiuo atveju, jeigu žmogui įtikinsi, kad cukrinė tabletė yra tikra tabletė, kuri gali padėti nuo kokios nors ligos, kai kuriais atvejais žmogus iš ties atrodo gali pasveikti. Čia labai paprastai paaiškinu placebo tą efektą. Bet nocebo efektas tai yra atvirkštinis efektas, kuomet žmogus gali galbūt apsinuodyti tabletę, tą pačią tabletę, jeigu tu tą cukrinę tabletę, kuri nieko nepadarys realiai žmogui, jeigu tu įtikinsi tą žmogų, kad tai yra nuodinga tabletė. Tai placebo šiuo atveju duodi netikrą tabletę, sakydamas, kad jį padės ir jinai padeda, atrodo, nes žmogus yra įsitikinęs. O kitu atveju, nocebo atveju, atrodo duodi tą pačią vėlgi netikrą cukrinę tabletę, įtikinamas, kad tai yra kenksminga tabletė, kokia nors nuodinga tabletė ir žmogus, lygiai taip pat jo organizmas atrodo patirs kažkokį keistą šoką ir pradės jaustis blogai. Čia yra nocebo. Jis atvirkštinis yra placebo efektui. Tai galbūt kai kurie žmonės šiuo atveju šioje istorijoje patyrė būtent tą patį nocebo. Jie pradėjo skaityti, būtent tą žiniasklaidoje paskleistą istoriją, kad, Alina užuodė kažkokį keistą kvapą ir iškart staiga, ji pasijuto blogai, ją suparalyžiavo ir panašiai. Ir galbūt žmonės, perskaitė tokias naujienas ir vėlgi apimti streso ir tos masinės isterijos, jie užuodė bet kokį vos nekvapą namuose, iškart automatiškai preziumavo, kad tai ir yra tos dujos, apie kurias kažkas parašė žiniasklaidoje, ir viskas. Reiškia, kad ir mane dabar suparalyžiuos ir atitinkamai vykdavo galbūt tas pats nocebo, žmonėms iškart pasidarydavo blogą, jie pradėdavo vemt ir parkrisdavo iškart, nes negalėdavo valdyti savo kojų ir taip, nors jiems realiai viskas buvo gerai. Tai taip, čia buvo tiesiog nocebo, nes vėlgi, tik primenu, kad visi žmonės atrodo atsigavo nuo šių visų, simptomų, vadinkim jos taip kabutėse, ar ne, praėjus kažkur valandai, gal net iki valandos, ar kartais taip simptomai tęsiasi šiek tiek ilgiau, bet atrodo jie visi praėjo. Tai taip, kai kuriais atvejais paralyžių gali paaiškinti ir kitoks dalykas, kaip miego paralyžius, nes kai kuriais atvejais atrodo, kai kurie liudytojai prašė, kad jie apskritai tiesiog atsibudo suparalyžiuoti ir jie tiesiog, vartė akis, negalėjo pajudėti visiškai. Jeigu paskaitytumėm apie miego paralyžių, tai kažkas panašaus ir atsitinka žmonėms. Galbūt kai kurie iš jūsų esat patyrę kažką panašaus. Tai yra baisus dalykas iš ties, nes kai kuriais atvejais miego paralyžius lemia ir tokius kaip ir košmariškus vaizdinius ir haliucinacijas, bet, taip, kai kurie žmonės gali tiesiog prabust vidury nakties ir negalėtų tiesiog pajudinti visiškai savo kūno, nes, jie yra suparalyžiuoti, bet jie masto. Tu prasme, jų kūnas atrodo yra užrakintas ar nesavotiškai, surakintas visiškai, bet žmogus masto, jisai blaiviai masto ir supranta, kas vyksta, atrodo. Tai taip, tai galėjo būti miego paralyžius kai kuriais atvejais ir taip, keisti šešėliai galbūt, kuriuos kai kurie nukentėję matė už savo namų lango būtent to paralyžiaus metu, nes taip, kai kurie liudytojai teigia, kad jie matė kažkokį galbūt užpuoliką ar nestovinti už jų lango. Galbūt visą tai, ką jie matė, tai buvo, visos tos keistos figūros galėjo būti paralyžiaus sukeltos, to paties miego paralyžiaus sukeltos haliucinacijos. Arba taip pat tai galėjo būti naktį pro langą pažvelgę kokie nors piliečiai, išgirdę kosėjimus ir šauksmus, kokiu nors namų viduje. Nes vėlgi aš jau minėjau, kad tuo metu dauguma langų, sakykime, būdavo, einant miegot būdavo praveriami, nes tuo laikotarpiu būtent Matūn miestelėje būdavo gan karšta, tiek dieną, tiek ir naktį, tai buvo įprasta miegot su pravertais langais. Tai kai kurie galbūt piliečiai, vaikščiodami naktimis, išgirdę kosėjimus, aimanas ir panašiai, ir šaukimus, galėjo tiesiog, pažvelgti pro langą, pasižiūrėti, ar žmogui nereikia pagalbos. Ir, taip, galėjo galbūt kai kuriems suparalyžiuotėjim, atrodė taip, lyg čia yra kažkoks užpuolikas, ar nežvelgiantis į namo vidų, bandantis įsiveržti. Aišku, neatmenama
netmetama tokia kaip ir galimybė, kad galbūt kai kuriais atvejais keistus kvapus išties galėjo skleisti netoliese esančios kokios nors gamyklos. Nakties vėjas galėjo lengvai atpūsti įvairius chemikalus ir paplatinti juos po Matun miestelį. Atrodo, kad kai kurie šiuose gamyklose esantis chemikalai galėjo iš tiesų sukelti net ir panašius simptomus. Jie panašiai kvepėjo ir galėjo sukelti paralyžių, bet tai vis tiek nepaaiškino, kodėl tik kai kurie miestelio gyventojai tą patyrė, o ne pavyzdžiui tų pačių gamyklų darbuotojai. Vėlgi, gamyklos, kurios tariamai skleidė šios chemikalus, taip pat buvo sertifikuotos dėl savo saugumo ir manytina, kad jos buvo saugios. Nieko panašaus niekada nebuvo įvykę, ar ne? Atrodo, tik tais būtent tas keletą savaičių pradėjo vykti šitie dalykai ir kažin, ar tos gamyklos netoliese esančios šio miestelio galėjo būti kaltininkės. Aš nemanau bent jau. Vėlgi, galim pereiti prie keletos sąmokslo teorijų jau šiuo atveju ir kas tai galėjo būti. Kai kurie mano, kad tai galėjo būti kažkas paranormalaus, tai galėjo būti kažkokie vaiduokliai dvasios, gal net ir ateiviai, ar ne, nes kai kurie apibūdina aukštus siluetus, aukštus žmonės, bet jie niekad nenurodo, kad tai yra žmonės, tiesiog kažkokios aukštos būtybės su ilgomis rankomis, ar ne, ir tai skamba kaip tas tipinis ateivio modelis, ar ne, aukšto ateivio modelis, kaip pagalvoja, ar ne, ar galbūt apskritai tai galėjo būti kažkokie vaiduokliai iš tiesų, arba dvasios, nes niekad nepavyko nei vieno iš tų kaltininkų, sakykime, pagauti, bet aš manau, kad čia tokios labai yra egzotiškos teorijos, jos neturi jokių įrodymų realiai ir sunku jomis pasikliauti, žinot, visiškai sąmokslo teorijos, čia jau tos visiškos sąmokslo teorijos, kurios net neturi jokio, bent kažkokio kabliuko, už kurio pavyktų užsikabinti, ar ne, tai taip, dar viena sąmokslo teorija sklando, kad galbūt tai buvo tiesiog Jungtinių Amerikos valstijų armija, kuri testavo galbūt kažkokius chemikalus ant savo piliečių, ar ne, vėlgi, kai kuriais atvejais, kai kalbam apie sąmokslo teorijas, mes žinom, kad MK Ultra atveju, kaip pavyzdys, tai nėra kažkas keisto, Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybei atrodo eksperimentuoti su savo piliečiais prieš savo piliečių valią, ar ne, jiems net nežinant apie šiuos eksperimentus. Tai taip, atrodo, kad ir kaip bebūtų keista ir kraupu, atrodo, kad tai gali būti įmanoma. Bet ar šiuo atveju iš tiesų armija taip testavo kažkokius keistus chemikalus, aš abejoju. Aš manau, kad juos testuoti galėjo jie kur kas efektyviau ir paprasčiau. Tikrai nebūtų reikėjo atvykti kažkokį miestelį ir naktimis purkšti chemikalus pro svetimų žmonių langus. Abejoju. Ir galbūt viena iš teorijų, paskutiniųjų teorijų, aš net nežinau, ar tai yra apskritai sąmokslo teorija. Aš manau, kad tai yra reali teorija, bet, paskutinioji iš visų šitų apskritai teorijų, tai kad iš tiesų tai galėjo būti koks nors žmogus. Iš ties ne per seniausiai, dar šio amžiaus pradžioj, kai kurie žurnalistai tirdami šią istoriją visai iš naujo, taip sakykime, nuo šaknų, priėjo prie tokios kaip ir išvados, kad vis dėlto bent jau kai kuriais atvejais šie nuodijimai buvo įvykdyti konkretaus asmens, galėjo būti įvykdyti konkretaus asmens, vieno būtent nusikaltėlio, ne? Tačiau tiksliai kieno būtent įvardyti tą žmogų, nėra visiškai įmanoma, ne? Ir pats tas įtarimasis nėra kaip ir žinomas 100%. Kas šių žurnalistų ir kitų tyrėjų nuomonė yra aišku, tai kad tai nebuvo tiesiog masinė isterija, bet daugiau tokia kaip ir visuotinė panika, kurią galimai sukėlė kažkoks taip ir nepagautas žmogus, nusprendęs tiesiog apnuodyti liaudį. Taip. Pabaigai galbūt, kaip visada, tikriausiai, paskelbsiu garsiai, kad taip, mes iš tiesų taip ir neišsiaiškinsim tikriausiai visko šiuo atveju šioje istorijoje, bet manau, kad visa laimė, kad nuo visų šitų įvykių niekas realiai nenukentėjo. Viskas truko apie 2 savaitės ir per šį laikotarpį atrodo buvo užfiksuota virš 20 incidentų, jeigu neklystu, bet nepaisant to, per šios incidentus niekas nemirė, niekas nebuvo pavogta ir niekas, kaip ir realiai atrodo daugiau nebuvo fiziškai bent jau sužaloti. Tai taip, kažkokių ilgainių pasiekmių atrodo nei vienas iš jų piliečių nepatyrė, ne šio miestelio. Bet aišku, žinoma, žmonės patyrė kaip ir daug streso ir galimai net ir psichologinių įvairių traumų, bet nemanau, kad šios turėtos baimės turėjo kažkokį tikrą realų pagrindą. Apskritai, man atrodo, kad kartais labiau bijome ne tai, kas yra, o tai, kas gali būti, gali potencialiai būti. Kai kurie žmonės atrodo didesnės kančias patiria savo galvose, o ne mūsų visų realybei. Nežinau. Bet taip, atrodo jau dabar
turėjau kaip ir uždaryti šią laidą šios nakties. Ir, na, su tuo, nežinau, palinkėsiu gero likusio savaitgalio visiems, geros likusios nakties, linkiu ir saugios likusios nakties, žinot, nebijokit garų, nežinau, aišku, gal bijokit, galbūt pajutę keistą kvapą, neuostykit per daug jo, žinot, jeigu tai yra keistas kvapas, nežinau kaip tą kitaip pasakyti, nes niekad nežinai, kas už to kvapo slypi, galbūt tas kvapas gali būti paralyžiuojantis, galbūt tai yra kažkokia nervus veikianti medžiaga, kas žino, ar ne, bet, na taip, aš manau, kad gyventi apimtam paranojos kažkokios, kad galbūt kažkas taikosi tave nunuodyti ar ką nors blogo tau padaryti, tikrai neverta. Tai, na, baisus gyvenimas iš ties, gyvenant, na, apimtam tokios baimės. Tai taip, gyvenkit saugiai, bet kartu ir laimingai ir gerai. Ir aišku, stebėkit dangų, nes galbūt pastebėsit kokią skraidančią lėkštę čia prie to paties. Bet taip, užbaigiant viską, žmonės, palinkėsiu vis dar pasilikti su mūsų radijo stotimi, kaip visada klausyti geros muzikos. Ir, na, aišku, sekit, na, mūsų visas tas socialinės medijas ir tą panašų, žinot, mėšlą socialinių medijų, kurio aš labai nemėgstu beje, bet, na taip, per ten mes platinam naujas mįsles, pamatysit, ką kitą savaitgalį paruošim jums. Tai taip, iki to laiko lauksiu jūsų jau kitą savaitgalį, kitą penktadienį ir šeštadienį. Ir kągi, sėkmės visiems ir iki.